Ką, Rokai, kaip vandenukas? Nusprendėm atvažiuoti į pirtį ant jūros kranto ir pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Vadinasi Aqua House. Žiauriai skanu. Atrodo gražu, bet čia toks vėl kvapas. Aš nesuprantu, kas su tais kvapais. Šilta? Fainiai? Karšta, ne? Žiūrėkit, koks tuščias oro uostas. Kur žmonės? Spės. Gerai, šaunuolis. Žmonės, kur jūs? Toks jausmas, kad mes čia vieni būsim, tai Bulgarijai. Pirmas pliusas čia, kad veikia mūsų lietuviškas internetas. Nereikia ieškoti interneto. Bet minusas, neveikia nei Uberis, nei Boltas. Ir dabar reikės ieškoti, kaip važinėti ir kaip naudoti automobilį ar transportą. Ieškom. Mes taksi užsisakėm šitam aparatė, tiesiog paspaudė, kad iškviesti taksi. Ir parašyta numeriukas. O kur ta taksi, kaip bus? Atidaryk duris. Tadam. Starija Čina. Tai tenais tik kvepalai. Oje, tau tai bus mamai šopinė. O aš savo kvepalus ieškosi. O tu ieškosi savo kvepalus. Aš bijau, kad čia mes atvažiuosim ir bus toks mažas kaimelis. O čia 300. Starija Čina. 300,5. 350 žmonių. Čia kurortas yra Bulgarijos. Centru Pusaka. Paulini Pipetki. No, this is the Piper. Farširovanai perец. Yes, and the rice. Mes jau vietoj, prasidės kvestas. Ne šiaip sau, pakliūsim į šitą namą. Reikia praeiti 3 ar 4 etapus, kad atidaryti duris. Etapas pirmas. Pirmą padarėm. Gerai. Toliau. Dabar sekantis eis. Va šitas. Mes dabar ieškosim durų. Žodžiu, čia yra receptionas. Mes gavom kodą. Patekę šį čia. Su kodu dabar ieškosim, kaip eiti. Ir jau ieškosim pačio įėjimo. O taip čia. Trečios duris. Mums pavyko. O dabar bus rumtūras. O, dažais kvepia. Toks jausmas, kad čia išdažė viską. Taip. Čia mes turim, langus reikia atsidaryti, ne? Čia mes turime pirmą vietėlę. Einam dabar į antrą aukštą. Ir turime vieną kambarį. Juhu! Ir antrą kambarį. Juhu! Čia skalbenkės. Ir čia tualetas su vonia. O dabar visa šeimyna einam pasivaikščioti prie jūros ir pažiūrėti, kasgi čia faino. Nu va, praktiškai Palanga. Basanavičius. Tik truputį kitaip. Šokiai, pokiai, estrada. O, mes turim užrašą Varna. Ieškojau. Užrašai tokie juokingi. Morsko. Reikia vandenį. Sakai, mes kol neįsivaizduoju. Kaip gražu, kokia spalva. Taip, čia kažkas kubo. Einam pasižiūrėti, kas čia gero.
Ką, Rokai, kaip vandenukas? Gali maudytis? Ne, normaliai. Tu būsi kaip Baltijos jūra, ne? Šilčiau. Šilčiau? O, tu būsi pirmas, bet žiūrėk kaip švaru. Pažiūrėkit, koks pliažas. Mes pasiėmėm savo kavytę ir kakavos. Sėdim šičia ir kaifuosim dabar. Tai prisiminkim vietą, grill, Happy Grill. Va. Happy Grill. Ir mūsų vakarienė šiandien yra va šitam kažkokiam tai restorane. Pažiūrėkit, kaip atrodo čia porcijos. Ir pažiūrėsim, ar jos atitinka nuotraukas. Nes sakė, biški nelabai atitinka nuotraukas. Va tokiu vaizdu. Pasaka, skanu? Pasaka na ulici. Skaniai. Instagram, VS Reality, pavadinimai Agnieška, Drobčiorba, Čikenita, Stabeiliska salata. Instagram, pažiūrėkit kokio dydžio, ne, vis. Nu, panašu 5%. 5% porcijos. Ir Roko burgeris. Normaliai. Kaip mes skaniai pavalgėm, žinokit, žodžių trūksta. Tai buvo nerealiai skanu. Vienintelis minusas tai tik tai, kad porcijos netitinka vaizdo. Nu, ta prasme, dydžio, bet skonis, Rokai. Žiauriai. Aš noriu dar per šitas, kol būsim Bulgarijoje, dar vieną kartą, tikrai. Dar neatsimenu, kad taip skaniai valgyčiau. Ir svarbiausia, mes laukiam Roko burgerio šiek tiek ilgiau nei mūsų. Jie atsiprašė ir jo burgerio nepaskaičiavo. Na va, apsipirkom mes parduotuviai mažoj kažkokioj šalia. Va šitas visas maistas, ką jūs matote, 45 eurų. Rokui nupirkom Bulgarijai koldūnus. Čia jo mylimiausias maistas. Jisai išsiverda ir iškepa koldūnus. Ir tai būna taip skanu. Tai dabar gaminsia, ne? Čia išvirti koldūnai, o čia šitie pavirti koldūnai kepami. Na tik paro, kokio dydžio eklerą nusipirkom. Sakė, gigantiškas čia kaip banditas. Nu kaip? Skaniai. Vau. Labas rytas. Ankstus rytas, mes einam tvarkyti dokumentų ir žiūrėkite. Čia yra tikrai nemažai šuniukų, tokių benamių. Mes atėjom padirbti į postą kofę. Aš savo pasiėmiau va tokio dydžio kavą, kad ilgai sėdėti, nes čia nerūkama, švaru, gražu, geras internetas ir Rokas savo irgi pasidarė kaifo būdelę ir mes čia dabar padirbėsim. Nusprendėm atvažiuoti į pirtį ant jūros kranto ir pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Vadinasi Aqua House ir yra 8 kilometrai nuo Varnos. Čia labai gražus vaizdelis. Einam dabar į baseinus. O, į lauką galima, į tokų Rokas. Ne, aš taip tai nenoriu. Nėra kitos vietos, aš nenoriu galvo šlapinti. Noriu, bet ne.
Nu negali būti. Va, kokios, žiūrėk, durys yra išėjimo. Nu ką, keliaujam. Fainas vaizdas. Wow. Laukia 19 laipsnių, bet baseino vanduo nerealiai šiltas. Čia iš vienos pusės matot. Ir sukamės. Čia kita pusė. Oi, vanduo koks šiltas. Nice. Šiltas vanduo, Rokai? Ja. Net labai, sakyčiau. Kai vaizdelis. Happy? O čia Rokas varo į šaltą vandenį. Eik tu savo. Nešaltas. Čia vaizdas per langą. 2 hours later. Jūs neįsivaizduojat, koks keistas jausmas ateiti į restoraną. Žmonės rūko restorane. Nu? Kaip burgeris? Aha. Skaniausias burgeris, kurį aš ragau. It's the best burger in the world, he told us. In Bulgaria. Yeah. No. Have you ever tasted better burger than this one? No. This one burger. Ką Rokas pamatė? Aš tik matau Dubai čokoladą ir viskas. Tada Dubai chocolate. Gerai. Tėtis savo kitus ima. Ledus be cukraus. Nu, ragauk ir sakyk, ar skanu. Stevia. Skanu. Kainavo mūsų visų ledai 9 eurus. Nu, Rokai, palauk, neik nuo šviesos, paragauk. Ir pasakyk skonį. Dubajaus ledai. Bet sąžiningai. Skanu? Žiauriai. Žiauriai skanu. Realiai, Dubai šokoladas topas. Tėti, kaip tau? Šaltas Dubai šokoladas. Šaltas ir aš noriu ragauti. Skanu. Mano skaniau. Sūri karamelė. Ai. Skaniau. Prieš išvažiuojant, mums neužteko tam viešbutį vietos, laiko, tai vienai nakčiai dabar užsisakėm Smart Rooms. Viskas juose gerai, išskyrus vieną labai blogų dalyką, tai papasakosim kokį. Taip, einam į vidų. Atrodo gražu, bet čia toks vėl kvapas, aš nesuprantu, kas su tais kvapais. Žinot, koks čia kvapas? Pelėsių, kaip sandėlio kvapas, nes drėgmė ir niekada nepakliūna saulė. Ir vat, mūsų kambarys. Čik, čik. Tada. Nu va, Varnai šiandien šilta, gražu, bet mes norime labai jau namo. Ir grįžti iš Varnos nėra taip paprasta. Mums reikia skristi su keliais lėktuvais. Ir, pavyzdžiui, šiandien penktadienis mes jau galėtume važiuoti namo, bet artimiausias lėktuvas yra tik tai rytoj, šeštadienį, vėlai vakare. Liksime be miego parą laiko, nes skrendam į Londoną. Iš Londono skrisim į Kauną, bet Londone reikės 6 valandas laukti kito lėktuvo, važiuoti iš vieno oro uosto į kitą, o po to dar iš Kauno važiuoti namo. Žodžiu, parą laiko dasigaudinėsim iš Varnos namo. Ir vien todėl, kad nėra tiesioginių bilietų ir negalim pasirinkti patogaus laiko, tai kaina 3 žmonėm bus beveik 1000 eurų vien tik tai grįžti atgal. Jau norim namo. Kai bus į Bulgariją tiesioginiai bilietai skristi, tai aš manau, kad bus faina.
visai kitas vaibas bus, bet dabar, kai reikia su tiek lėktuvų skraidyti, šakės. O dar kas Varnoje, ką mes radom kokį pliusą, tai radom, pavyzdžiui, čia neveikia Boltas ir neveikia Uberis, bet ką tu gali padaryti, tai parsisiųsti programėlę, Triumf programėlė, tokia yra Triumf Taxi, imkite tik ją, parsisiunti ir su ją labai kaip su Boltu gali užsakyti, nuo kur važiuoja iki kur ir už 1 kilometrą ima 1 levą 30, tai reiškia 60 kažkur euro centų ir ima viską lygiai, jokių apgavyšių nėra, viskas gerai, tai šitoje vietoje šitas labai fainas dalykas, kurį atradom. O 2 dalykai, kurie Varnai labai nepatiko, tai kad rūko visur, baruose rūko, pavalgyti normaliai negali, laukia visur rūko, viskas smirda ir svarbiausia kambariai. 2 viešbučius čia nuomojam ir 2 viešbučiai turi tokius kvapus. Vienas dažo kvapą turėjo, nes neseniai buvo perdažę pasiruošę sezonui, o va dabar į antrą, kurį pakliuvom, tai ten iš viso katastrofa smirda. Pelėsiu taip, gerai, kad tik 1 naktį kaip nors iškentėsim, išbūsim tenai. Švaru, viskas gražiai, patalynė švari, bet žinot, kaip rūsio kvapas, baisus rūsio kvapas, kuriame drėgna. Va taip. Čia mūsų mylimiausias restoranas, tik gaila, kad jame rūkoma. Viešbutis Černo more, čia tiesiai jūra, ratas ir va čia dar labai ilga, faina, tiesiai ir vos į dešinę pasivaikščiojimo gatvė. Later that same evening. Dabar prieš viešbutį, prieš lėktuvą, dar čia surizikavom už 30 euriukų pasiimti 6 valandom, ko lauksim lėktuvo, kad nesėdėti kavinėse. Va, šitas kambariukas, va toks va kambariukas, 30 euriukų, vonia bendra koridorių, jo, daiktam pasidėti. Kelias valandas pabūsim čia ir į oro uostą. Ja, čia vaizdelis valanda, o lovas jo padarytos iš palečių. Aš manau, kad čia labai geras sprendimas, negu kad sėdėti kavinėse visą dieną ir laukti lėktuvo, nes lėktuvas tik tai vėlai naktį. Paskutinė diena Varnai ir šiandien Rokas čia valgo ne burgerį, o carbonarą. Tėtis irgi pasirinko makaronus ir aš irgi. Ir čia ta vieta, kuri tikrai labai skanu. O vadinasi Happy. Mes jau atvykom. Varna Liotišė. Skrydžiui namo pasiruošę. Ilgam skrydžiui. Gerai, kad mes tam butelį biškį pailsėjom. O dabar pirmas skrydis į Londoną. Po to važiuosim daug. Skrydis į Kauną ir su mašina namo. Eilutė. Šiaip tai čia Varnos oro uostas. Žiūrėkit, 6, 7, 1, 3, o atsiprašau, kur 5. Pirmas lėktuvėlis. Pagaliau, Rokai, pagaliau. Matot tuos dūmus. Čia kondicionierius, šaltis eina. Nes lėktuvė buvo taip karšta. Įjungė ir paleido kondiškę. Mes nusileidom. Naktiniai reisai yra sudėtingas dalykas ir dar visą naktelę laukti sekančio lėktuvo. Kaip tu, Rokai? Strange? Lagaminas yra. Varom namo, į Liutoną. Ir dabar 1,5 valandos su mašina iš vieno autobuso, iš vieno oro uosto į kitą važiuojam. Kaina 104 svarai, tai kažkur 115 eurų. Taip atrodo žmogus, kuris 4 ryto Lietuvoje dar nebėgojo normaliai naktiniai. Pervažimai yra žiauriai sunku. Mes Kaune, mes sugrįžome namo, taip lauktas laikas, ane? Rokai, lauktas.
mūsų atvažiavo pasitikti draugas Romanas. Ai, su mūsų mašina, Dieve, kaip gerai sėdam į savo gražią mašiną ir važiuojam.